Taigi sveiki visi, su jumis ir vėl Šaimaras, šiandien vėl žaidžiame Krautopiją. Matote, aš nuogas, kol kas nesakysiu kodėl. Ir kaip matote, čia yra džekuzi. Čia yra lygiai tas pats pasaulis. Turėjau 5 kg. Nusipirkau, žiūrėkit, ką išmečiau. Čia storėdžis, dar labai mažas, bet jau tokia. Ir aš nuogas todėl, kad šiandien nusipirkau naują setą. Tai va. Pirmoji dalis yra batukai. Antroji hebau. Trečioji ringai. Nu jau kažkas panašiau setą. Trečioji Oi dalis maikutė. Penktoji dalis rūbinai, tai yra ausinės. Ir šeštoji dalis, pati paskutinė, mūsų plaukiukai. Man setas visai patinka. Ir žiūrėkit, mes čia turim 30 čandalierų sėklų. Taip, jos užaugs, mes jas išgriausime, o kai išgriausime, mes turėsime jų sėklų. Sėklas mes įdėsime į magišką aparatą, kuris vadinasi vending machine. Ir pardavinėsime 2 formulę. Ką nors gal galim nuveikti, pavyzdžiui, taip aš sugalvojau tokį setą padaryti. Pardaviau tenį už 1 valą. Tad visokius fedorus, nepasakau, viską gavau. Bet šitas pasaulis, kai mano draugas Gajus pamatė, kad aš čia perkėliau duris, jis iškart, ko tu padarei? Tiesiog žiauriai juokinga buvo. O aš vienas todėl, kad Gajui mama atėmė kompą, nes per daug buvo. Ir ten buvo, viršuj buvo kiaušinis su 50 dėtų procentų. Jį teko išgriauti, lauksim kitų Velykų, kol vėl bus mėtis kiaušinius. Labai gaila buvo tai padaryti. Gal kokius 5 valai ištrešinom. Gal biškį daugiau. Nu, bet nesmė. Viskas taip, kaip buvo. Ir jo. Turime 2 valą. 4 kg. Gal mes galim kokį fokusą padaryti? Nu, nemanau. Taigi, ką mes dar galim daryti? Galim pasižiūrėti, kokiu ateity setų turėsim. Bui setas. Ten viršų yra seto. Šitas pin kažkoks labai toks įdomus. Setas atrodo visai gerai. Šitą Angel set. Dar vienas setas atrodo gerai. Dar vienas visai gerai. Lengviau nusipirkti yra. Buidai set.
šitas yra. Dramas ką. 273 VLS. Gal kada nors turėsime tokį setą? Gal ne. Blue Sabers. Jaučiu kažkada turėsiu. Bet jis pilnas ten su visokiu AS dragų šitu. Bet nemanau, kad jį turėsiu šitą, ten panašiai. Daug kainuotų. Taigi. Ой. Нормально, где? Bogas. Nu, šiandien video bus tiek. Su jumis buvau aš, Ainoras. Laikinkit, prenumeruokit, dalinkitės ir viso gero.